šlapinimasis ne vietoje gali atsirasti dėl tam tikrų ligos priežasčių, tai pavyzdžiui, inkstų nepakankamumas gali būti įvairūs cistitai, akmenligės, dėl kristalų sukelti cistitai, bet atmetus tam tikras sveikatos problemas, tai padarė šlapimo tyrimus, kraujo tyrimus, echoskopiją. Ir jeigu kartais viskas būna gerai tuose šlapimo tyrimuose ar ten kitose tyrimuose, nerandame jokių pakitimų, tai galime įtarti, kad tai gali būti ir psichologiniai dalykai, dėl ko gyvūnas šlapinasi ne vietoje. Kartais būna susiję net ne su šlapimo problemom, ne su šlapimo takų kažkokiais sutrikimais, bet tiek elgesio problemos, tiek šiaip yra skausmo tokia išraiška, kad gyvūnas tiesiog duoda ženklą, kad yra kažkas jam negerai ir mes turime kažką keisti. Tai galbūt pasikeitimai namuose gali būti, atsiradęs naujas augintinis, kita nauja katė, vaikas atsiradęs ar netgi šeimininko mirtis gali tiesiog įtakoti būtent šituos šlapinimusis ar ant lovų, ar kažkur kampuose ir panašiai. Kurios katės yra išleidžiamos į lauką, tai taip pat kartais sutrinka tas šlapinimasis ir dažnai daroma ne į dėžutę, o pavyzdžiui ženklinama durų kažkur sritis ant kilimėlio, rodoma, kad tiesiog gyvūnas jaučia diskomfortą ir galbūt nori į lauką. Ir kartais netgi būna dėl artritų, pavyzdžiui, gali irgi šlapintis ne vietoje, nors atrodo tai yra nesusijęs su šlapimo sistema, bet tiesiog gyvūnas rodo, kad jam yra kažkoks diskomfortas, skausmo šaltinis ir mes turime į tai kreipti dėmesį. Pirmiausia, tai reikėtų pasirinkti tinkamą kraiką ir kraiko dėžutę, nes pirmiausia, kas sukelia diskomfortą katei ir neatitinka jos fiziologijos, tai kad mes pasirinkam netinkamą dėžutę. Pavyzdžiui, jinai uždaro tipo ir mes dažnai tiesiog nesilaikome tos elementarios higienos ir galbūt išvalome ją, kai jau jinai gana yra pripildyta, daug tų gumuliukų, ar ne, jeigu yra sušokantis kraikas ir paprasčiausiai gyvūnas įeina į tą patalpą savo tą tualetą ir kvapas yra kaip viešajam tualete. Tai mes to kvapo nejaučiame, mums yra gerai, mes savo gerą tokį paslaugą pasidarom, ar ne, o gyvūnui yra nemalonu tiesiog įeiti, nes katės yra gana jautrios kvapam ir jom yra svarbu, kad ta higiena būtų sutvarkyta visa ta jos dėžutė. Kitas yra dalykas kraiko pasirinkimas. Tai kas mums yra patogu, katei kartais būna nelabai patogu ir įprasta, tai aš visada rekomenduoju rinktis smėlio tipo kraiką, kuris yra smulkiausias ir katės pėdutei yra maloniausias, nes silikoniniai kraikai jie yra gana patogus, jie gerai sugeria kvapus, bet katės pėdutei, pavyzdžiui, jie yra gana nemalonus. Tiesiog katė gali netgi kelis mėnesius eiti į tą kraiką ir būti viskas gerai, bet staiga po kelių mėnesių mes turim šlapinimąsi ne vietoje. Tai žinoma, galima įtarti ir ligą, bet gali būti viena iš priežasčių tiesiog tas netinkamas kraikas ar netinkama dėžutė. Netgi dėžutės vieta gali irgi sukelti šitų problemų. Tai geriausia dėžutės vietą pasirinkti tokią, kur nėra skalbyklių, džiovyklių, panašių prietaisų, siurblių, pavyzdžiui, ir panašiai. Tam, kad negalėtų irgi prieiti kiti gyvūnai, kurie galbūt kelia diskomfortą, visą stresą katei, kur negalėtų prieiti žmonės, vaikai, pavyzdžiui, kad neišgąsdintų, tai tiesiog, kad būtų ta vieta tokia gana atoki, bet katei prieinama. Jeigu yra didesnis plotas, pavyzdžiui, didesnė patalpa, tai irgi yra geriausia pasirinkti kelias galbūt vietas. Jeigu yra 2 aukštai name, tai irgi tos dėžutės turi būti atitinkamai išskirstytos pagal plotą, kad katė galėtų prie jų tiesiog prieiti.